Labą dieną. Na štai ir vėl saulėtas sekmadienis ir gera čia vėl kalbėti jums, moterys, kurios esate šitoje grupelėje. Noriu toliau tęsti knygos Kaip žmonės keičiasi apžvalgą ir truputėlį noriu priminti, kad ši knyga yra apie tai, kaip gali mums padėti pasikeisti, kokie dalykai mums gali padėti pasikeisti mūsų gyvenime. Iš esmės, knyga yra daugiausia orientuota į jau Dievą pažinusius ir priėmusius į savo širdį viešpatį Jėzų Kristų krikščionis. Tačiau, kaip jau ir minėjau pirmame įraše, kad knyga tinka puikiai ir tiems, kurie galbūt dar tik yra paieškos kelionėje. Galbūt dar yra svarstančių ir pilnai netvėrusių savo širdies Jėzui Kristui. Tai manau, kad ši knyga gali taip pat atsakyti labai daugelį klausimų. Todėl, kad viena vertus žmonėms, kurie gyvena be Dievo, nėra lengva keistis šiam pasauliu ir jie galbūt mato savo kai kuriuos dalykus, kuriuos norėtų pakeisti, tobulinti save, tačiau nepavyksta. Ir tai kaip ir būtų, dar suprantama, ar ne, be Dievo keisti savo jėgomis yra labai sunku ir kartais visiškai neįmanoma, bet ir krikščionims, kurie jau pažinę viešpatį yra pavedę savo gyvenimą Jėzui Kristui, taip pat būna ne visada lengva ir kartais būna, kad užsisukame savo gyvenimo rate ir nebežinome, kaip iš jo išeiti. Pirmame įraše kalbėjau apie tai, kad autorius paminėjęs yra realias situacijas, kurias patyrė žmonės savo gyvenime ir kad ir kokiais jie save laikė tikinčiais, Dievą mylinčiais žmonėmis, jie buvo užmiršę ir praradę vieną esminį ir svarbiausią momentą. Jie Evangelijos gerosios naujienų žinios netaikė dabartyje. Dauguma, jeigu gerai pagalvosime ir pažiūrėsime į savo širdis, mes irgi krikščionys, mums atrodo, kad mes priėmėme Evangelijos žinią, patikėjome ją, kad Jėzus Kristus yra mūsų gelbėtojas, kad jis atėjo, mirė už mus, prisėmė mūsų nuodėmes, prisikėlė, kaip ir buvo sakęs, 3. dieną ir dabar yra nužengęs Dievo Tėvo dešinėje, laukia mūsų. Ir kad mes savo tikėjimu Jėzų Kristų gauname malonę, esame išgelbėti amžinam gyvenimui su Dievu. Ir mes tarsi tą žinią priėmę buvome. Ir galvojam, taip, ateityje mes susitiksime su Dievu, bet ką mes darome dabartyje, šiandien, mes labai dažnai užmirštame Evangelijos žinią ir paliekame tokią didelę spragą mūsų tobulėjimui, mūsų pokyčiams. Mus labiau įtempia ir išmuša dalykai, kasdieniai įvairios įtemptos situacijos šeimoje, darbe, mūsų charakterio tam tikri bruožai gali mus trikdyti. Ir mes greičiausiai tikrai turim didelį troškimą ir norą keistis ir kažką keisti, bet mums nepavyksta. Arba tai vyksta labai taip epizodiškai, ilgalaikėje perspektyvoje mūsų planai keistis ir noras pokyčiai žlunga ir mes galime labai stipriai nusivilti. Norėčiau dabar su jumis ir pasidalinti truputėlį apie tai, kasgi vis mums trukdo. Tai priminsiu, kad mes Evangeliją bandome užpildyti tokiais užpildais. Tai misticizmu, legalizmu, formalizmu, aktyvizmu, psichologizmu, biblicizmu ir socializacija. Visi šie terminai gali skambėti šiek tiek keistokai arba labai jau taip formaliai, bet trumpai tariant, mes žiūrime į išorę ir daugiau ieškom galbūt kažkokių mistinių dalykų, einam jausminiu pagrindu ir bandome įvairiomis psichologinėmis žiniomis užkišti savo tą Evangelijos spragą širdyje žiojėjančią. Arba formaliai darom daug dalykų, atrodytų ir tarnaujam ir einam į bažnyčią. Ir atrodo, stengiamės, nepleidžiam savųjų susirinkimų, tačiau vis tiek neišgyvename pokyčių ir pilnatvės. Iškeliame socializaciją aukščiau negu Evangelijos žinia. Tai reiškia, kad mums daug svarbiau bendrauti su tikinčiaisiais, laukiam daugiau bendravimo po pamaldų, negu paties Dievo žodžio savo gyvenime. Kai kurie žmonės taiko ir biblicizmą, kai jie tampa labai gerais šventojo rašto žinovais.
ir analizuoja, ir tarsi gali kalbėti apie jį, bet neleidžia, kad Dievo žodis juos keistų. Arba yra perdėtų aktyvistų, kurie daro daug nuostabių veiklų, eina protestuoja prieš blogus dalykus, tačiau jie nusisuka tarsi nuo savo vidaus ir nemato, kas jų viduje vyksta blogo, jie daugiau koncentruojasi į išorę. Legalizmas žmogų taip pat labai sužeidžia ir iškraipo Evangelijos žinią, todėl kad atrodytų, kad mes pradedame vertinti pagal tai, kiek ir ko mes padarome ir manome, kad Dievas su mumis taip pat skaitosi pagal tai, kad yra tam tikras kažkoksai svertas. Ir mes visais šiais dalykais tarsi bandome užpildyti Evangelijos spragą. Ir ta duobė niekada neužsipildo, nes Evangelijos spragą gali užpildyti tik Evangelija. Ir autorius rašo, kad jam pačiam prireikė nemažai laiko, kol iš tikrųjų suprato šią žinią. Kaip ir daugelis krikščionių, jis iš tikrųjų anksti suprato, kad nuodėmės jau buvo atleistos, tai jau kaip ir praėjusioji malonė, ir kad savo amžinybę jisai praleis su Kristumi. Tai yra būsima malonė, kad mes būsim Dievo artybėje. Bet jis nesuvokė iš esmės savo širdies gilumoje Kristaus darbo naudos dabartyje. Tos malonės gylio šiandien dienoje, kiekvienoje dienoje, dabartyje. Juk neužtenka priimti Kristaus pažadą gyventi po mirties. Taip pat turime priimti jo pažadą gyventi prieš mirtį, o tai įmanoma. Ir įmanoma tik dėl Kristaus malonės, kuri šiandieną tiem, kurie esame priėmę jį į savo širdį, veikia mūsų širdyse. Apie tai ir yra ši knyga. Ji išaukština atleidimo malonę, kurią mes turime dėl Kristaus gyvenimo, mirties ir prisikėlimo. Ir pagrindinis šios knygos dėmesys yra sutelktas į dabartinę malonę. Kaip Dievas auga ir keičia mus, kol gyvename čia žemėje. Ir galbūt galime mąstyti, o ką Kristus davė, kad padėtų man per tą sunkų pokalbį, pavyzdžiui, su mano vyru ar žmona, su mano direktorium darbe. Kaip Kristaus malonė veikia žmogaus kovą, pavyzdžiui, su depresija, baime, priklausomybėmis, ką Kristus davė ir daro, kad padėtų man dabar susidoroti su tėvystės iššūkiais ar kažkokiu galbūt spaudimu darbe. Kokias priemonės jis paskyrė mano kovai su geismu, įvairiais troškimais, baimėmis, materializmu. Kaip iš tikrųjų atrodo atgaila ir pokyčiai. Kodėl mes labiau kovojame su viena nuodėme nei su kita, darydami tai, ko niekada neketiname daryti. Tai yra tokie praktiniai klausimai, į kuriuos ir bus atsakyta šioje knygoje. O mūsų tikslas yra nešti Kristaus malonės Evangeliją į visas konkrečias vietas, kuriuose gyvename. Juk nėra kažkokiuose vienose vietose daugiau dievų negu kad kitose. Ir iš tikrųjų viešpats yra visur. Žinoma, Dievo mes žinom, kad nėra nuodėmėje, bet mes turėtume kelti tuos klausimus ir ieškoti atsakymų į juos. Ir šios knygos tikslas yra perduoti seną Evangelijos istoriją jūsų širdį ir gyvenimą tokiu būdu, kuris pakeistų jūsų širdį ir gyvenimą. Ir iš tikrųjų būna dažnai per daug atskirties tarp teologijos, teologinių žinių, kurią sakome, kad tikime, ir pasaulio dalykų, kuriuose kovojame kiekvieną dieną. Na ir šiandieną norėčiau jums pakalbėti apie 5 Evangelijos aspektus, kuriuos mums reikėtų kaip ir puoselėti, prisiminti ir žinoti. Taigi, pirmasis Evangelijos aspektas būtų pripažinti nuodėmės dydį. Mes įprastai labai dažnai esame linkę sumenkinti savo nuodėmes. Pradžio 6:5 rašoma, viešpats matė, kad žmonių nedorybė žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Romiečiams laiške 3 skyriuje 10 eilutė rašo, kad nėra teisaus, nėra nei vieno. Mes visi esame užsikrėtę šią ligą, nuodėmę. Ir tik pripažinus ir suvokus suprantama geroji Evangelijos žinia ir jos teikiama malonė, atstatymas, susitaikymas, atleidimas, gailestingumas,
kantrybė, galia, išgydymas ir didelė viltis nusidėjėliams. Visa tai suprantama vienu atveju, tik jeigu mes pripažįstame, kokia mirtina liga sergame. Juk, kad vyktų gyjimas, reikia diagnozuoti ligą, taip? Taip pat norėčiau pažvelgti ir į antrąjį aspektą. Tai būtų visa ko esmė širdis. Apie širdį šventajame rašte taip pat yra rašoma nemažai. Ir juk be mūšio, kuriame kovojame dėl mūsų elgesio, vyksta svarbesnis mūšis, kuriame kovojama už mintis ir širdies motyvus. Mes galime išoriškai labai norėti savo kažkaip elgesį sutramdyti, savo žodžius, galbūt savo žvilgsnį ir veiksmus, bet vyksta daug didesnė kova mūsų viduje, mūsų širdyje ir jos motyvuose. Širdis yra tikrasis mes. Taip rašo knygoje. Ir Biblijoje mes žinome, kad iš širdies kyla viskas. Širdis yra visa ko esmė. Biblijoje visi žodžiai apibūdinantys vidinį žmogų yra protas, emocijos, dvasia, siela, yra apibendrinami vienu žodžiu - širdis. Biblijoje pasakyta, kad Dievas nori, kad mes jam atvertume savo širdį. Ir pasakyta, kodėl jam reikia mūsų širdies. Todėl, kad Dievas žino, jeigu jis turės mūsų širdį, jis turės mus. Jis nenori mūsų kažkokių atskirų dalių, mūsų atskirų suvokimų, supratimų, veiksmų, žodžių ir kažkokių kitų aspektų ar sudedamųjų, kurios sudaro mus. Viešpats nori mūsų širdies. Juk sakoma, Kristus yra pasakęs, kad štai aš stoviu prie durų ir beldžiu, jei kuris atvers duris, aš užeisiu pas jį. Didžiausia mūsų bėda ta, kad mūsų širdyje gyvenanti nuodėmė, kaip Biblija rašo, sugadina mūsų širdį, paveikia, iškrypia ir širdis iš tiesų mūsų yra be galo klastinga ir nedora. O gyvenime ilgalaikė permaina visuomet ateina tik per širdį. Patarlių 4 skyriuje 23 eilutė rašo: saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Trečias aspektas, kurį turėtume puoselėti, apie kurį turėtume galvoti ir kuris padėtų mums užpildyti Evangelijos spragą, tai dabartinė Kristaus teikiama nauda. Kiekvienas krikščionis savo viltis deda į mūsų atpirkėją Jėzų Kristų. Ir tuose, kuriuose šiandien gyvena Kristus, kurie priėmė į savo širdį jį kaip viešpatį ir gelbėtoją, galima sakyti, kad juose gyvena didelė viltis. Šią mintį puikiai užtvirtina Paulius rašydamas Galatams laiške 2 skyriuje 20 eilutė. Esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Kitur yra pasakyta, kad aš visą galiu Kristuje, kad ta drąsa gyventi tokia viltimi, suvokiant, kad Kristus šiandien dabar teikia mums be galo didelę naudą. Ir tik jame mes turime didelę stiprybę ir atspirtį. Ketvirtas aspektas - tas, kad Dievas ragina augti ir keistis. Kol susitiksime su Dievu amžinybėje, buvome priimti Dievo šeimą ir kada nors būsime su juo amžinybėje, bet kas vyksta iki to? Nuo tada, kai ateiname pas Kristų, iki to laiko, kol mes grįšime namo, pas Dievą, kol būsime su viešpačiu, mūsų šiam žemiškajame gyvenime Dievas ragina mus keistis. Mes buvome pakeisti jo malonę, mes keičiamės jo malonę ir būsime pakeisti dar ateityje jo malonės. Ir koks šio pakeitimo tikslas? Tas tikslas yra daug didesnis nei geresnė santuoka, geri išauklėti vaikai dori. Tas tikslas daug didesnis nei profesinė sėkmė ar laisvė nuo mus kankinančių nuodėmių, geismų, priklausomybių. Dievo tikslas yra, kad mes iš tikrųjų taptume panašus į jį. Ir jis praauga visus kitus tikslus, kuriuos galime būti įsikėlę. Viešpats nori ne tik, kad mes pabėgtume nuo pragaro ugnies ir būtume amžinybėje su juo. Jis nori mus išlaisvinti iš mūsų vergijos nuodėmiai. Jis nori mus išlaisvinti nuo vergijos savo, nuo stabmeldystės ir kad iš tikrųjų mes perimtume Dievo charakterį.
Petras apibendrina pasikeitimą taip. Drauge jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugėdimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Tikrai nuostabiai ši mintis apreiškia Dievo pažadus ir ko viešpats norėtų iš mūsų. Na ir 5 aspektas, kuris gali mums priminti, dėl ko mums tokia svarbi Evangelija šiandieną, tai gyventi atgailaujant ir tikint. Krikščionis visada turi nuodėmių, su kuriomis reikia kovoti. Turi naujų priešų, kuriuos reikia įveikti. Krikščioniškas gyvenimas paverčia Dievo pokyčių darbą mūsų gyvenime, keičia. Ir mes švenčiame malonę, kuri leidžia mums tai pajusti, tą pokytį. Nes gelbstinti Dievo maloniai pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje laukdami palaimintosios vilties. Iš tikrųjų, knyga ši yra tai viešpaties ir jo kasdienės malonės išaukštinimas. Knyga tai yra kvietimas drauge aukštinti tą malonę, kuri ne tik atleidžia, bet ir pakeičia nuo giliausių, tamsiausių mūsų širdies kampelių iki mažiausio veiksmų ir kiekvieno tuščio žodžio. Nesvarbu, su kuo dabar kovojate, autoriai ragina ir sako, kad nesvarbu, kokia sėkminga, ar jūs galbūt šiuo metu įstrigusi laikote save dabartinėme savo gyvenime. Nesvarbu, kokio amžiaus jūs esate. Ir kaip seniai jūs esate jau įtikėjęs ir vaikščiojate su viešpačiu. Net nesvarbu jūsų lytis, ar jūs vyras ar moteris, jaunuolis ar mergina. Jeigu esate Kristaus vaikas, jums yra vilties. Ir tai nėra pagrįsta tuo, kas jūs esate ar ką jūs žinote. Jūsų viltis yra Jėzus. Jeigu jis gyvena jumise, jūs turite priežastį švęsti kiekvieną dieną. Ir tai yra nuostabu, kad mes galime taip galvoti ir kad mes galim žinoti ir prisiminti, kokį visgi turime mes didelį atspirties tašką. Tačiau pasaulis bando pasakyti, kad mūsų viltis nėra tik Kristuje. Šėtonas, kuris taip pat labai stengiasi atitraukti dėmesį nuo pagrindinio mūsų meilės objekto viešpaties, suklastoja ir prikiša daug mums klastočių, suklastotų vilčių. Ir autoriai čia labai aiškiai išskiria 2 kryptis. Yra apgaulinga viltis, kuri veda ir rodo į pasaulį, malonumus, į save, ir yra tikroji viltis, kuri rodo į viešpatį Jėzų Kristų. Paskaitykime Kolosiečiams laiško 2 skyrių nuo 6 iki 8 eilutės. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame, įsišaknyję bei statydindamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo, žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Taigi matome šitoje eilutėje tokį kaip ir didelį įspėjimą mums. Perspėja, sako, lai niekas jūsų nepavergia. Apaštalas rūpinasi, kad nesileistume pavergiami filosofijos tuščios apgaulės. Ir greičiausiai, kad mus pavergia tada, kai mažiausiai to tikimės. Jis ragina mus akyliai stebėti aplinkai ir neleisti būti apkvailintais. Ir labai dažnai mes būdime savo gyvenime tokiuose svarbiuose akimirkose, ar ne? Kur žinom, kad kažkokie yra esminiai įvykiai, tarnystės, ten galbūt labai jau sutelktai būdime. Bet mums reikėtų būti ypač budriems tomis akimirkomis, kurias laikome savo gyvenime nelabai reikšmingomis, smulkmenomis, tokiamis, galbūt nelabai svarbiomis, nes būtent ten mes galime būti labai, labai stipriai apgauti. Aš galėčiau pasakyti iš savo patirties. Atrodytų, kad mes labai stengiamės save vesti, stebėti ir tokiu savistabo ir budėjimo režime būti, kai mes išeiname į darbą, į bendravimą su bendruomenė, į bažnyčią, kažkokius kitus reikalus tvarkom. Ir labai dažnai, kai grįžtame namo, manom, kad tai yra ne taip reikšminga save laikyti kažkokioj tai būsenoje ar didesniai savistaboj ir atsipalaiduojam.
ai, nu čia netaip svarbu, čia galbūt nereikšminga. Labai dažnai savo artimą ratą, gal net šeimos narius, artimiausius žmonės irgi galvojam, kažkaip kartais galim nuvertinti arba palaikyti, kad tai nėra taip svarbu arba taip reikšminga. Ir per tai labai gali mus stipriai apgauti. Nes labai, netgi sakyčiau, svarbiausia yra šeima. Net ir pagal Dievo žodį mes matome, kad Dievas, vyras, moteris, vaikai, šeima. Ir tada tik tai ėjimas į tarnystę, ar ne? Ir mums reikėtų būti itin atidiems. Na ir ką mums reikėtų keisti, kur mums reikėtų sužiūrėti, kad mes nenueitume su ta netikra viltimi į pasaulį. Autoriai savo knygoje išskiria 4 aspektus. Mums reikėtų keisti savo aplinkybės, savo elgesį, savo mąstyseną ir savo savimonę. Savo aplinkybės. Man reikia tik pinigų. Jeigu pakeičiau savo išvaizdą, namus, mašiną ir taip toliau, nagi mano gyvenimas pagerėtų. Jei vaikai mane gerbtų, būčiau malonesnis. Jei išsituokčiau ir susirasčiau kitą, kuris mane daug labiau brangintų, aš greičiausiai, kad būčiau laimingesnė ir mylimesnė. Toks požiūris į permainą yra apgaulingas ir tuščias. tą mes matome pradžios knygoje. Adomas irgi ėmėsi tokios strategijos. Ką jis atsakė viešpačiui, kai viešpats paklausė, ar nebus nuskynęs vaisių nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio. Adomas pasakė, moteris, kurią tu man davėjai. Tai Ievos kaltė, ne jo. Kristaus malonės vadinasi neužtenka. Mes kaltiname aplinkybės, kaltiname Dievą ir kaltiname kitus dalykus. Ir manome, kad, reiškia, kad jeigu tik tai mes pakeistume savo aplinkybės, mes galėtume pasikeisti, viskas būtų susiklostytų daug geriau. Gyvenimas taptų, kitaip tariant, pilnavertiškesnis. Bet čia mus bando apgauti labai stipriai. Ir tai yra netikra viltis. Mums iš tikrųjų nereikia keisti savo aplinkybių. Mums reikia visų pirma suvokti Kristaus malonę. Taip, po to ta malonė gali parodyti, jeigu mes neteisingame elgesyje, nuodėmėje sėdim, tai viską parodys, bet pradžioje netvirkščiai turi būti, ne mes aplinkybės turime imti keisti, bet pirmiausia turime Kristaus malonę priimti Jėzų į savo širdį, suprasti savo nuodėmingumą. Antras dalykas, reikia keisti savo elgesį. Tarkime, galime manyti, man dėrėtų būti pakantesniai žmonai, man reikėtų gražiau elgtis, turiu nustoti rėkti ant savo vaikų ar daugiau aukoti bažnyčiai. Iš tikrųjų, šitie visi teiginiai atrodytų teisingi ir jie geri. Ir iš tikrųjų galbūt mums reikia kai kur keisti savo elgesį. Tik taip mąstant, jeigu ištisai mes taip mąstysime, mes susitelkiam į išorinį elgesį ir neieškome priežasčių, iš ko tai kyla, iš ko ateina mano tas elgesys. Manoma, kad blogą elgesį galima pakeisti tiesiog geru. Nenorima išsiaiškinti motyvų, tačiau Biblijoje matome, kad pokyčių pamatas yra veikianti Dievo malonė, kuri šventosios dvasios galia keičia mūsų širdis iš vidaus. Ir tai yra radikali širdies permaina. Juk mes negalime tiesiog išorę ir fasadą uždažyti. Čia tas pats kas siena. Jeigu tu jos visiškai nenušlifuosi, nenugruntuosi, ten patinkuot, gal kažkur reikia gruntuoti ir taip toliau, nepasakysi visų tų statybinių medžiagų, kurios yra sudėtos. Ir jeigu aš ant, įskilusios sienos tiesiog tepsiu dažais, manydama, kad aš tą išorę uždažysiu ir pasikeis kažkas, tai netiesa, vis tiek tas trūkis išlys. Bet reikia keisti iš esmės. Ir sako, toks pokytis iš širdies gelmių, iš vidaus, gali duoti mums tikrąją permainą, ilgalaikę permainą. Sako, tai tarsi vertikali permaina ateinanti iš viešpaties, kuri keičia mūsų santykius horizontalėje plotmėje. Matote, susiduria tarsi dvi skalės - vertikalė ir horizontalė. Ir mes niekada negalėsime turėti horizontalėje plotmėje su savo artimaisiais, aplinka, su pačiais savimi, su bažnyčia ar kita aplinka, kuri mūsų supa, ilgalaikės permainos, jeigu mūsų permaina neteis iš dangaus vertikalioje plotmėje. Ir nusistatymo pasikeisti tik išorėje neužtenka. Dievo keitimas yra daug gilesnis.
Kitas dalykas, sakoma, jog reikia keisti savo mąstyseną. Iš tikrųjų, Biblija ragina mus keisti savo mąstyseną. Juk mes esame ne tik mąstančios būtybės, mes pažinę Kristų esame garbintojai. Jėzus ateina kaip asmuo į mūsų širdį, perkeisti mūsų esybės, ne tik proto. Jis ateina kaip asmuo, o ne kažkokia sąvoka, apibrieštis, supratimas, jėga, savitaiga ar panašiai. Jėzus tarpsta mumyse, kai mes jį priimam į savo vidų. Jo išmintis, teisingumas ir meilė turi atvesti į gilesnį mąstymą visais klausimais. Mes negalime savo mąstysenos pakeisti be giluminio suvokimo, kas yra Jėzus. Na ir reikia keisti savimonę. Pasitikėk savimi, dažnai sakom, tu gera, talentinga, siek ko tik nori, juk gali viską, ką sumanėjai. Nebūk savo tokia griežta. Vadovaujantis tokiu požiūriu, permaina savyje ima ieškoti galių pasikeisti. Toks požiūris atrodo lyg ir geras. Iš tiesų, mums kartais reikia savo pasakyti daug drąsinančių žodžių, kartais mes galbūt save per dažnai ir kritikuojame, bet jeigu mes susiorientuosime, kad aš ieškosiu savyje vidinių resursų, savo savimonę, taip įsiteiksiu iš vidaus ir pasikeisiu, tai iš tikrųjų toks požiūris, nors ir geras, lyg ir vestų ją, atrodytų į pokytį ir į gerą, bet jis yra apgaulingas. Nes Biblija mus apibūdina kaip persimetėlius, kurie nori džiaugtis Dievo kūriniais, kurie nori džiaugtis savo pojūčiais, potyriais, malonumais, bet ne pačiu kūrėju. Pagal biblinį požiūrį turime palikti tai, kuo stengiamės užpildyti savo tuštumą. Turime sąmoningai atsisakyti pakaitalų, kurie išstumia Dievą iš mūsų gyvenimo. Turime atgailauti, ištuštinti savo širdį. O kryžius mums parodo, kad nors esame sukurti pagal Dievo atvaizdą, mes esam baisiai ydingi ir dideli savimylos. Iš tikrųjų, netgi mirties akivaizdoje, va dabar atėjo į mintį toks pavyzdys, kai Kristus buvo prikaltas prie kryžiaus su 2 nusidėjėliais, juk vienas ką pasakė. Tai jeigu tu Viešpats, tai išsigelbėk pats ir mus čia išgelbėk. Kodėl jis tai pasakė? Iš savimylos, iš meilės savo. Iš tiesų, net mirties akivaizdoje atrodo akistatoj. Meilė savo pas tą žmogų buvo tokia didelė, aišku, šalia buvo kitas nusikaltėlis, kuris jau užtildė ir pasakė, kad nutilk, mes kabome čia dėl to, ko ir nusipelnėme. O jis nenusipelnė šito, jis yra teisus. Ir sakė, prisimink mane Viešpatį, kai ateisi į savo karalystę, išpažino Jėzų Kristų kaip savo Viešpatį. Ir Jėzus tam žmogui atsakė, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Tai toks paveikslas labai akivaizdžiai parodo, kad net paskutiniojoje akimirkoje žmogus yra iš tikrųjų didelis savimyla. Esam persimetėliai, galim labai greit pakeisti savo nusistatymus, požiūrius. Šiandien aš taip įsitikiu, kad palaikau tą tokią filosofiją arba tiesą, bet rytoj aš jau galiu būti kitos filosofijos ten šalininkas arba tiesiog užmiršti savo senuosius ketinimus. Meilė savo mums sukelia didelę kaltę ir gėdą. Mes tuomet jaučiamės menki. Klaidingi mokymai tokie, kaip tu gali viską pirmyn, tik įtvirtina mūsų didybę ir nutolina nuo Dievo. Kryžius parodo, koks šlovingas yra Dievas ir jo meilė mums Kristuje. Mes esame pašaukti žavėtis Dievu, o ne savimi. Tokia turėtų būti mūsų savimonė. Ir galiausiai, mums tiesiog reikia labiau pasitikėti Jėzumi. Taip, bet kas tas Jėzus? Na, kodėl aš turėčiau juo taip jau pasitikėti? Kai kurie Jėzų tapatina taip neformaliai su psichoterapeutu. Bet jeigu Jėzus yra psichoterapeutas, kuris mane išklauso, tai jis tenkina mano poreikius, taip kaip aš juos pats apibrėžiu, ir užpildo mano tuštumą pagal mano paties apibūdinimą, taip kaip aš pateikiu. Dievo meilė tada virsta tokiu tarsi tarnaujančia mano tarnu, o atgaila prieš Dievą netgi sumenkinama arba atmetama, nes visas dėmesys yra į mane ir į tai, kaip aš pateikiu savo tos poreikius. Mes padarome Jėzų tuo, kuris turi padaryti viską, kad tik mes jaustumėmės gerai.
Bet jeigu Jėzus yra atpirkėjas, vadinasi, jisai nustato mano tikruosius poreikius ir jisai sprendžia kur kas daug šlovingesniais būdais, nei aš galėčiau įsivaizduoti. Nei man pasiūlytų nors ir geriausias pasaulyje psichoterapeutas, arba kada nors aš savo protų suvokčiau. Tik šventa Dievo meilė dovanoja tikrai atleidimą, apvalo nuo kaltės, bet sykiu ir ragina mus pripažinti, kad mes patys atstumėme Dievą. Iš tikrųjų, tas tik suvokimas mums dovanoja tikrą atleidimą, giluminį atleidimą. Ir ragina mus pažiūrėti ir pripažinti, kad mes žiūrime tik į save ir į savo poreikius. Jėzus nėra kažkoks pardavimų automatas, pateikiantis tai, ko reikia mūsų gerai savijautai. Jis šventasis, kuris atėjo apvalyti mūsų, pripildyti ir pakeisti. Atėjo mūsų taikyti su Dievu. Jėzus nedaro pagal mūsų programą, netenkina mūsų užgaidų. Jis per daug myli mus, kad rūpintųsi tik mūsų laikina laime. Jis nori padaryti mus šventus. Dažniausiai jis neduos, ko mums mūsų manimų reikia. Mes galime būti ramus, kad Jėzus duos to, ko mums iš tikrųjų reikia. Jeigu paskaitytume laiške Kolosiečiams, 2 laiškas nuo 9 iki 15 eilutės, matytume, kad Kristuje mes turime pilnatvę, esame atgaivinti ir išlaisvinti. Tai keičia net ir tai, kaip kovojame su nuodėme. Iš tiesų, galime trumpam ir paskaityti šią eilutę. Taigi, jame kūniškai gyvena visa Dievo pilnatvė. Ir jūs esate tobuli jame, kuris yra kiekvienos kunigaikštystės ir valdžios galva. Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atlikto apipjaustimu, bet kūno nuodėmių, kūniškumo nusirengimu, Kristaus apipjaustimu. Su juo palaidoti krikšte, kuriame jūs buvote ir prikelti, tikėdami jėga Dievo, prikėlusio jį iš numirusių. Ir jūs mirusius nusikaltimais ir jūsų kūno neapipjaustimu jis atgaivino kartu su juo, atleisdamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinančiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus, ir panaikino jį prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystes bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Iš tikrųjų, kokios galingos eilutės. Ir nors dažnai mes turime pagundą pasitenkinimą atrasti kitur, o ne Kristuje, Jėzaus pilnatvė mus apvalo nuo nuodėmės ir prikelia naujam gyvenimui. Šios knygos tikslas yra perprasti gerosios naujienos ir Jėzaus Kristaus reikšmę mūsų labui, mūsų gyvenimui, mūsų tapatumui ir įtaką kasdien kylantiems išmėginimams bei pagundoms. Mes lengvai apsigauname tuščiais apgaulingais Evangelijos pakaitalais, todėl mums būtina įsigilinti į Kristaus nuveiktą žygdarbį ir jį suprasti. Kristus užpildo spragą tarp kovos ir permainos per išgelbėjimą. Ar jums pasaulis siūlo daug pakaitinių permainų, kurios nuveda tolyn nuo Kristaus? Suteikia netikrų vilčių, kurios dūžta ir lieka tuštuma, skausmas ir liūdesys. Bet iš tiesų, jeigu mes suprantame, kad permaina yra galima, nes Jėzus nieko nedaro pagal mūsų programą, netenkina mūsų užgaidų, noriu dar kartelį priminti, kad jis per daug mus myli, kad rūpintųsi tik mūsų laikina laimė. Jis nori padaryti mus šventus. Ir prisiminkim, kad dažniausiai jisai neduos, ko mums mūsų manimų reikia, o suteiks to, ko jo manimų mums reikia. Iš tiesų, Kristus yra mūsų pilnatvė, mūsų permaina, mūsų pamatas, į kurį galime atsispirti. Tai dabar norėčiau pasimelsti ir padėkoti Dievui už galimybę su jumis dalintis šios knygos mintimis, su jumis dalintis Dievo žodžiu. Ir iš tiesų norėčiau paraginti ir jūs
permąstyti maldoje, klausti viešpaties, ką jisai jums rodo, kuris norėtų permainų jūsų viduje, jūsų širdyje ir ką jums reikėtų daryti. Brangus viešpatie, dėkoju tau Dieve už galimybę viešpatie studijuoti tavo žodį, gilintis į pačią giliausią šerdį viešpatie, Evangelijos žinią, į pačią didžiausią meilės paslaptį, į pačią didžiausią viltį viešpatie, į patį didžiausią stebuklą. Ir turbūt nieko nėra galingiau ir daugiau už Evangelijos žinią. Ačiū tau, Jėzau, kad mes galime priimti tavo auką, patikėti ją, tokiu būdu susitaikyti su Dievu ir žinoti, kad amžinybėje būsime su tavimi. Dieve, mes žinom, kad mūsų visi laikini tokie pokyčiai mūsų prote, elgesyje, permainos gyvenime yra gerai, bet tu labiausiai viešpatie mus nori ištobulinti, Dieve, kad mes taptume kuo panašesni į tave, Dieve, kuo daugiau šventi ir atskirti tau. Tad labai meldžiu viešpatie, panaudok viešpatie šią knygą, kurios apžvalgas rengiame, Dieve, kad Dieve ji iškeltų svarbius klausimus, gilius klausimus ir gebėtų atvesti viešpatie moteris prie tų atsakymų, ko jums reikia jų gyvenime, kad vyktų pokyčiai. Ačiū tau, Dieve, už tavo meilę, parodytą ant kryžiaus. Dėkoju ir meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Palaimintos ateinančios savaitės su Dievu.